Šiandien laida Bėgte su Jovaiša bėga Meksikoje. Mes atvažiavom aplankyti Raimondos Jarušauskaitės, kuri čia gyvena jau beveik 20 metų ir yra verslininkė. Labas, Raimonda. Labas, Mariu. Buenas tardes. Buenas tardes. Labai malonu, kai tiek metų tave pažįstu, pasikviesti tave sudalyvauti ir šitą mano laidelę. Labai ačiū. Pradėkim gal nuo to, kaipgi tu atsidūrei Meksikoje? Oi. Tokio plano ir nebuvo. Gyvenau beveik 10 metų Niujorke ir su darbo reikalais daug keliavau Karibų salose, po Karibų salas. Ir va taip gavosi, kad toks projektas buvo Playa del Carmen. Atvažiavau kaip ir laikinai tai padaryti. Ir va taip jau 18 plus metų čia. Tu išvažiavai iš Lietuvos, iš Tauragės, jeigu taip sakant. Iš Tauragės, aš Raimonda iš Tauragės. Raimonda iš Tauragės ir iš Plajos del Carmen. Taip. Tauragiškė, Plaja Karmeniškė. Taip. Kiek tau buvo metų, kai tu išvažiavai iš savo gimtinės? Iš Lietuvos išvažiavau 2001 metais berods. Neskaičiuokim tų metų, bet pusę gyvenimo jau kaip ir ne Lietuvoje. Pirmasis tavo gyvenimo etapas išeivijoje, kaip suprantu, buvo New Yorkas. Taip. Ką tu ten veikėjai? Kaip ir žinai, pirmas toks darbas buvo, kaip ir visų, tikriausiai daugumos imigrantų, restorano biznyje. Buvau kaip maitre d', čia angliškai taip vadinasi, žmogus, kuris sutinka svečius. Visaip jos vilioja? Ne, jau jie būna privilioti. Tu tiesiog jiems duodi kažkokį geresnį staliuką. Aha. Tai buvo labai, net nelabai, tai buvo vienas iš prabangiausių restoranų Manhatane tais laikais. Turėjom labai daug Šio amžiaus pradžioje, kaip sakoma. Jo. Buvo labai daug žymių žmonių tenai susirinkdavo, tai labai daug politikų. Šiaip. Trumpas buvo atėjęs? Taip. Ir Trumpas buvo atėjęs? Ir Trumpas, ir Madonna, ir labai daug žymių žmonių. Tai New Yorkas buvo tavo pirmosios gyvenimo ne Lietuvoje pamokos, ar ne? Tikrai taip. Kiek tai truko ir ar galėtum suformuluoti, ką iš to išsinešiai? Kągi tau jis davė? New Yorkas kaip jaunam žmogui davė labai daug. Tiesiog suformavo gal kitokį požiūrį, kitokį charakterį, pakeitė truputėlį. Galvoju, kad tai buvo labai gera pamoka. O buvo ten į ką atsiremti, turėjai gal lietuvių, kurie jau ten gyveno, kažkokią bendruomenę? Ne. Ar atsidūrei plynam lauke? Plynam lauke, taip kaip ir buvo, gal kažkokie tolimi pažįstami, bet iš tikrųjų nebuvo į ką atsiremti. Tai tas verslas turbūt pakankamai nuožmus toks restoraninis, ar ne? Kiekvieną dieną viskas iš naujo, nauji žmonės, nauji klientai, kažkokia kova. Ten Amerikoje, kaip aš suprantu, viskas vyksta dėl rabatpinigių. Teisybė? Nu taip. Tai tokios pakovoti už save pamokos labai vertingos turėjo būti. Taip, gal pačiam restorane tai ir ne, nes buvo sava klientūra jau, nes tai buvo labai brangus restoranas, neturistinė vieta, tai buvo vietinių ir svarbių žmonių tokia vieta. Tiesiog pats gyvenimas Niujorke išmokė, kadangi atstumai dideli, gyvenimo supratimas kitoks, daugiau streso, daugiau įtampos. Kontrastas su Tauragė turbūt buvo nemenkas. Nu, matai, aš dar prieš išvažiuojant, aš dar Vilniuje gyvenau, tai buvo toks truputėlį apšilimas, jo. Gerai, ir tada Meksika. Ir tu čia pasinėrei labai jau tokį įdomų verslą, prekyba deimantais. Be visų kitų, apie ką pašnekėsim. Tai dabar sakytum, tai įvaizdis toksai, žinai, Meksika, nusikaltėliai, o čia dar deimantai. Gali papasakot? Parduotuvių tinklas, tu vadovavai prekybai šitam regione, Quintana Roo.
taip, čia taip gavosi, kad New York'e aš pradėjau po to dirbti prabangių, nežinau, luxury goods, tai deimantų, juvelyrikos, laikrodžių prabangių kompanijoje, prekyboje. Bet mano darbas buvo labiau susijęs ne su prekyba. Aš labiau buvau kaip projektų menedžerė, keliavau daug, kadangi ta kompanija buvo viena iš didžiausių pasaulyje ir pirmaujanti Karibuose. Aš labai daug keliavau po Karibų salas ir mano darbas kaip ir buvo darybos, atidaryti naujas parduotuvės, kai kur ir statybos, planavimas, derėjimasis kontraktų su kruizinių laivų kompanijomis. Tai va, tai su valdžia kai kuriuose salose, pavyzdžiui, kaip Kuboje, teko turėti tokį Epizodą. Epizodą. Tai va, tai įdomu. Ar yra pasiteikę tokių, iš filmų matytų atvejų, kai, man atrodo, aš girdėjau, kad jau vieną kartą buvo bent jau vieną kartą apiplėšę ir su automatais ginkluoti asmenys įsiveržė tas parduotuvės. Taip. Yra tokių atvejų buvo? Taip, buvo keletą. Aš tuo metu kaip ir nebuvau, nes tai buvo jau vakaras. Bet žinai, tai nelabai galima kaip ir prilipdyti, kad tik tai yra Meksikoje būdinga. Tai vyksta visur. Ir Amerikoje taip pačia. Taip kad, taip. Kur deimantai, kur dideli pinigai, ten yra rizika. Taip, tikrai taip. Bet apskritai paėmus, ar tu manai, kad Meksikoje yra saugu, ar tu pati jautiesi čia saugiai? Aš jaučiuosi kaip namuose. Tai yra jau mano namai, kur aš gyvenu. Playa del Carmen yra turistinis miestas. Taip, realiai čia yra labai saugu. Bet žinai, kas ieško problemų, jų galima rasti visur. Tai sakai, kas ieško nuotykių, visur jų gali rasti. Tikrai taip. Net ir Vilniui. Tikrai taip. Žinai, būna daug žmonių atvažiuoja į tokius turistinius miestus. Jie pamato, kad tai restoranai pilni, žinai, yra visokių kitokių biznių, nešvarių gal. Sugalvoja, žinai, ypatingai vyrai, gal kažkokį biznį padarys, va taip gaunasi. Tai geriau tokiose vietose kaip ir nelysti į tokius biznius, kaip ir visur kitur, visam pasaulyje, man atrodo, tas pats. O dabar tavo verslas pagrindinis yra nekilnojamas turtas, galima pasakyti. Ir muziejai, ką dar pakalbėti. Taip. Tai nekilnojamo turto prasme, tu jau čia visam magnatė esi. Gal Turi ne. būtų, Gal namų, sklypų ir net ne vienoj vietoj. Ar ne, prie Karibų jūros, prie Amerikos įlankos. Taip, nusipirkau, kol dar buvom Karibų jūra, o dabar jau atsibūdom prie Amerikos įlankos. Jo, Meksikos Čia įlanka. pirmą kartą tokia investicija gavosi. Apsigreidino iš Meksikos į Ameriką. Per naktį. Kokia čia specifika, sakykime, gyvena žmogus Lietuvoje, turi kažkiek pinigų sukaupęs ir galvo, Meksika, augantis šalis, čia investuosiu, uždirbsiu. Ar patartum tu tokį dalyką? Lietuvoje gyvenantiem pinigų turintiem žmonėm, kurie čia negyvena ir vietos papročių ir reikalų nežino. Žinai, tikriausiai jau iš patirties ir aš ir tu žinom, kad jeigu tu nesi labai arti ir jeigu neturi patikimų žmonių, kurie tau kaip ir padės arba prižiūrės tą investiciją, gal ir nelabai. Žiūrint, ką tu investuoji. Jeigu tai yra žemė, tu joje nieko tu joje nesiruoši daryti, tu ją nupirkai ir laikai, tai kaip ir stovi ir stovi. Jeigu tai yra kokie butai, tai realiai reikia priežiūros, prasideda išlaidos, reikia žmonių, kurie prižiūrėtų visą tai. Reikia, kad tai atneštų tau pelną, tai nuoma. Ir tada tikriausiai ir prasideda visos problemos, nes tų patikimų žmonių visur yra pakankamai sunku surasti. Aš galvoju, kad vis tik reikia investuoti, kur tu pažįsti, kurią aplinką tu pažįsti. Nes tu per 18 metų
Taip. Per 18 metų, kur gyveni, aš suprantu, sukaupė labai platų pažinčių ratą, tai yra ir politikai, ir žiniasklaida, ir verslo pasaulis, ir vairios kitos struktūros, tai tikrai gerai orientuojasi, kur išlenda kažkoks variantas, vertas dėmesio, nevertas, kaip prieiti tiesiai prie jo šeimininko, savininko. Taip. Taip, O jei lietuviai sugalvotų čia investuoti, ar galėtų į tave kreiptis? Kažkokio patarimo, pagalbos ar bendrų projektų? Na, žinai, Aš girdėjau, kad tu esi jau šiek tiek su padėjusi. tautiečiais pasidarbavusi. Žinai, aš toksai žmogus, kur visą laiką pasiruošęs visiems padėti. Tai kaip ir aš neturiu problemos patarti. Aišku, aš bandau atsirinkti žmonės. Geriau, kad kažkas rekomenduotų tos žmonės. Tai taip, galiu padėti. Jeigu va, tu parekomenduosi kažką mane, tai padėsiu. Okay. O kiek lietuvių čia gyvena apylinkėse? Nes jau aš vakar sutikau bent du. Taip. Vieni atostogavo, kiti čia gyvena, bet taip tiesiog įdomus sutapimas. Žinai, tiksliai aš nežinau, aš keletą buvau atsivežusi ir dirbti, pakvietusi. Yra tik tais viena pora, su kuria aš gal bendrauju artimiausiai. Žinau, kad yra dar keletą lietuvių, kurie gyvena čia. Nedaug, bet vat kartais netyčia sutinki ir supranti, kad jau jie čia gal kokie 5 ar 7 metai gyvena, kur šiaip man yra kaip ir staigmena. Bet aš šiaip nelabai, žinai, kaip ir Niujorke, kaip gyvenau, nelabai siekiau gal tų bendruomenių arba nebuvau, tiesiog buvau labai užsiėmus ir dirbau daug. Taip ir čia, žinai, Taip. nelabai yra laiko. Žodžiu, lietuvių bendruomenės veikloje Meksikoje aktyviai nedalyvauji. Bet yra tokia teisybė, Meksikos City yra. Taip, yra Meksikos City ir labai yra šauni panelė tenai dabar vadovė. Labai mes kartais ją sutinkam. Tačiau yra, žinai, jau toks kaip jinai vadovė, čia yra jau darbas, kaip ir. Taip kad, žinai, aš turiu 2 vaikus, 2 dukras, bizniai. Nelabai, žinai, tam yra laiko. O kaip dukryčių auginimui Meksika tavo manymu tinkama vieta? Gyvenimo saugumo, kokybės, mitybos, išsilavinimo. Žinai, kas dėl mitybos, tai taip. Todėl, kad čia mes gaunam kaip ir šviežiausius avokadus, šviežiausius mango. Tarp kito, tu pažinai, aš turiu porą tokių sklypelių, kur auga pas mane ir mangai, ir avokadai, apelsinai, mandarinai. Taip. Šiaip realiai, tai čia tikrai labai galima sveikai maitintis, gerti kokoso vandenį kasdieną, šviežų. Avelį dar užsiauginus, iš tyčių. Taip. Net mes kai kaimą nuvažiuojam, kaip aš vadinu, kuris yra kitame regione. Tai ten ir kiaušiniai iš kaimo žmonių. Visko galima gauti ir pieno. Žinai, Meksika labai turi ir gerus pieniškus produktus. Taip kad, žinai, dėl maisto nėra problemų. Edukacija? Edukacija Šiaurės Meksikoje jinai yra geresnė. Mūsų regione truputėlį yra problema, nes taigi vėlgi yra turistinis miestas. Aš galvoju, kad taip pat kaip ir Europoje, turistinėse vietose tai yra truputėlį problematiškiau nes labai daug žmonių ateina, išeina ir sunku gal tos mokytojus išlaikyti. Tai va. Bet, sakykim, nėra, žinai, kad viskas būtų idealu pasaulyje. Tai būtų šaunu. Reikia pasirinkti, žinai. Taip, privalumų čia tikrai yra daug. O jausmas, kad tau trūksta Lietuvos, kaip dažnai tave aplanko? Ar norėtum grįžti, ar jau visiškai esi nusteikus, kad čia tavo namai? Tu esi visą savo šeimą čia persivežusi. Taip. Iš principo tokios vienatvės tai turbūt ir nebėra jausmų. Taip, kaip ir principė nelabai yra ką važiuoti. Yra draugai, kuriuo aš labai pasilgstu. Bet jie tave mielai ir patys čia Jo. Būtent, kad jie mieliau čia atvažiuoja. Yra pusbroliai, pusseserės. Žinai, bet kaip ir tokio labai reikalo, į Lietuvą grįžti nelabai yra. Kartais, aišku, labai smagu aplankyti, ypač vasarą, nors mano vaikai labai mėgsta sniegą. Ir visą laiką prašo manęs, kad mes skristumėm žiemą.
Bet dabar, žinai, šiais laikais garantijų, kad Lietuvoje žiemą gausi sniego yra labai nedaug. Tai va, Bent jau šią žiemą. tikrai taip. O mes čia dabar bėgam per tokį prabangų Plajos rajoną, ar ne? Plaja Kar. Taip. Uždarą tokį gated community, kaip jie vadina. Kiek čia tokie namai gali kainuoti? Bėgam per lietų. Per lietų jo dramatiškai. Aš taip šlapia. Kokie namai priklausomai. Žinai, dabar yra tokių projektų, kurie 10 minučių nuo Plajos miesto ant kranto, va, pavyzdžiui, kaip St. Regis stato vilas ant jūros kranto, prasideda nuo $8 milijonų iki 11 ir butas, pavyzdžiui, apie $5 milijonai. Tai jau čia tokia jau liukso prestižo klasė. Taip, bet Nu, sakykime, šitie namai turbūt tiek nekainuoja, aš taip įsivaizduoju. šitie namai apie milijoną. Milijonas ir į viršų. Ir daugiau. Čia keli žingsniai nuo jūros. Taip, Čia Taip. visai šalia. O kitas regionas, kur tu investuoji, Elkūjo, šiauriniam Jukatano pusiasalio gale. taip. Jis yra kaip toksai dar tik bepradedantis vystytis, ar ne? Kaip pas mus prieš keletą metų buvo kokie Monciškės prie jūros, ten Kunigiškiai, kur buvo dyki ir dabar jau stato. Panašiai čia, tu tikiesi, kad toks procesas vyks? Jis jau gal vyksta? Tai jis jau kaip ir įvyko tas lūžis, žinai, kainų atžvilgių. Jos tikriausiai įvyko 21 metais. Tai va, tai... Covido gūdžiais laikais? Taip. Kas turėjo kažką pataupę, tas turėjo gerą opportunity, progą įsigyti. Ir žinai, ten toksai kaip neringa, sakyčiau. Labai graži vieta. Flamingai prie įvažiavimo į miestą, į tą kaimą. Yra labai daug vėžlių, monterajų, kas bus, Taip. delfinai, kur tikrai labai mažai tokių vietų dar yra likę. Tikriausiai visame pasaulyje, nes tai yra, kartais būna, žinai, mes nuvažiuojam, stengiamės beveik kiekvieną savaitgalį ten būti, nes dar labai mažai, jau labai mažai tokių vietų yra, kur kartais tu esi pliaže visiškai vienas, pasakiški saulėlydžiai, pasakiški saulėtekiai ir įsivaizduoji, va, saulėlydis ir delfinai atplaukia ir jie šokinėja, žinai, kaip iš atviručių tų. Taip. Ne, iš tikrųjų, Meksika nuostabi šalis, aš irgi jaučiu gilų sentimentą, kiek aš čia esu prakeliavęs, daręs savo kūrybinių projektų ir žmonės, su kuriais bendravau ir ta visa kultūra, spalvos, nepaprasto grožio ir turtų šalis, kultūros, tradicijų, čia lobynas, tikras lobynas ir yra smagu turbūt vystyti verslus toj vietoj, kur yra didelis lankytojų srautas. Juk pavyzdžiui toksai projektas kaip 3D iliuzijų muziejus, kurį tu esi prieš kiek jau 10 metų turbūt įsteigusi. Beveik. Nu, fantastinė idėja, bet jai reikia lankytojų srautų. Taip. Kaip tokia mintis atsirado? Tai tokia mintis, tai čia gal, žinai, kaip ir žinai, dukros augo, trūko kaip ir kažkokio tokio truputėlį labiau, gal, žinai, mes pripratę iš Europos, kad būtų kažkokie muziejai. Čia kaip ir daug kultūros, bet būtent čia trūko kažkokio tokio vaikams. Žinai, kaip muziejai yra, pavyzdžiui, Mona Lizos imitacinis paveikslas, tai turim labai daug mokyklų grupių. Tai vaikams yra labai smagu, žinai, ir susipažinimas su menu ne per prievartą, nežinai, kaip yra. Vaikai eina į muziejus, jie nenori eiti į muziejus. Vat pas mus ateina su džiaugsmu, nes jie fotografuojasi, gali liesti, gali išdykauti, gali bėgioti. O verslo prasme? Verslo prasme? Geras, rentabilus verslas. Matai, Playa del Carmen, o iš viso Quintana Roo per metus, man atrodo, šiais metais buvo apie 12 milijonų lankytojų. Čia ne Meksika kalbam, Ne, o ne, vieną ne. tik tai jos regioną. Taip, tai yra Quintana Roo. Oro uoste mes kalbam, mes nekalbam. Dar ir Kozumelis, kur yra sala. Dar kita respublika. Taip, ten yra kruiziniai laivai. Ir žinai, ten kartais per dieną atplaukia 10 kruizinių laivų. Žinai, kruiziniam laive apytiksliai apie 5000 žmonių. Ir daugiau. Tai, įsivaizduoji. Taip.
Tai yra tikriausiai tokia viena, kur šiaip Kozumelis yra pats didžiausias kruizinių laivų taškas pasaulyje. Rimtai? Taip. O čia, žinai, ferry, keltas nuo Plajos į Kozumelį, tai yra 30 minučių. Tai muziejus juda puikiai, nekilnojamo turto verslas juda irgi puikiai. O kaip tavo asmeninis gyvenimas, sportinis gyvenimas? Ar lieka laiko tokiem reikaliukam? Asmeninis ar sportinis? Asmeninis, sportinis. Išsiplės gali kiek nori pati. Visą laiką bėgu. Bėgu ir bėgu. Bet rimtai, dažnai pabėgioji? Ne, iš vis nebėgioju. Va, matot, padariau gerą darbą pasikviesdamas savo tinklalaidę. Taip, ir dar per lietų. Tikrai atsiminsiu. Šiaip, žinai, aš jaunystėje dariau daug visokių sportų. Ir kalnų dviračiai. Buvau ir motokrosų užsikrėtusi. Ir aviacija biškelį. Truputėlį teko ir aviacijos. Ir, žinai, ir va dabar skvošą New York'e daug žaidžiau, žinai. Dabar perėjau į padelį. Nes visi, žinai, tokie rizikingi sportai, turint vaikus, kaip ir jau pereina į tą antrą planą. O šiaip meksikiečiai daug sportuoja. Lietuvoje tai, žinai, dabar mada didelė, visi kažką sportuoja, daro, nedaug dievų tu neturėsi ką papasakoti apie savo, žinai, treniruočių planą. Pastebėjau. Kaip meksikiečiai? Matai, kadangi gal meksikiečiai vėlgi, jeigu šiaurinėje dalyje, kur būna visi metų laikai, ir šalta, ir žiema, ir sninga, tai jie gal užsiema irgi labai daugiau indoor sporto, ne? Ta prasme, viduje. Patalpose. Jo, patalpose. Kadangi mes gyvenam čia, kur visą laiką karšta, tik vat kartais lyja, tai, žinai, yra kaip ir pasirinkimas, ar tu nori sportuoti, jeigu nieko neturi ką veikti, tai eini į pliažą. Nu, sakykime. Tai šiaip futbolas, kaip ir... Nacionalinis sportas Taip, būtų futbolas? nacionalinis sportas ir šiaip tikrai labai padelis auga. Turim labai daug padel aikštelių, kas yra labai smagu. Ir lietuviam tas turėtų būti įdomu išgirsti, nes Lietuvoje taip pat padelis labai greitai auga. Taip, ir kaituotojų daug yra. Mat, pavyzdžiui, tam pačiam Elkųjų, tai jis yra labai žinomas, būtent sezonų metu susirenka daug kaituotojų iš viso pasaulio. O jeigu jau prakalbam apie meksikiečius, kaip jie vertina svetimšalius, kurie čia atvažiavę gyventi? Va tave, pavyzdžiui. Ar tau tenka susidurti su kažkokiu atmetimo reakcijom, gal kažkokia nepagarba, gal? Arba atvirkščiai, gali pasidalinti? Žinai, aš dažnai apie tai galvojau, kad man šiaip labai pasisekė ir New York'e, ir Meksikoje. Žinai, būna žmonės atvažiuoja kažkur tai ir sako, nepritapau, man tenai sunku, noriu grįžti namo. Aš tiek ir New York'e, tiek ir Meksikoje labai greitai adaptavausi. Neturėjau tikrai jokių sunkumų adaptuotis ir New York'e ir būti priimta visuomenės, tos bendruomenės Manhattano. Ir taip pat čia, žinai, aš daug dirbu ir su valdžia ir labai padedu daug ir vaikų ir neįgalių vaikų pas mus labai daug atveža į muziejų. Ir iš nepasiturinčių šeimų. Tai žinai, kaip ir tu kaip atvažiavėlis, kaip imigrantas turi kaip ir duoti kažką tai visuomeniai. Tu negali atvažiuoti ir tik reikalauti ir, žinai, turėti tą tokį, žinai, attitude blogą, nes tave tikrai labai greitai išmes. Yra tau tekę tokiu atveju matyti, kad atvažiuoja, užsidegė, čia investuoja, daro, bet sistema jų nepriima ir ir išspjauna. Taip ir New York'e, taip ir čia. Tam reikia, žinai, kiekvienoje šalyje reikia gerbti, nes mes atvažiuojam. Žinai, mes gal ir duodam darbo vietas, sukurdami kažkokius biznius, bet vis tiek tu turi gerbti tą šalį.
gerbti žmonės, gerbti papročius, Taip. žinai, ir bandyti net ir padėti ir pagerinti. Žinai, mes turim visokių minčių, mes atsinešam kažkokių detalių iš kitos kultūros ir jeigu jiems tai patinka, kaip ir, žinai, welcome naudoti tai. O Lietuvos kaip šalies žinomumas tavo manimu? Kai tu pasakai, kad kai jie sako dedonderis ar ne, Lituanija, ką tas žodis sukelia, kokias reakcijas? Na, žinai, aš buvau nustebusi keletą kartų. Žmonės tiesiog žinojo visas Baltijos šalis, kas tikrai buvo nuostabu. Aišku, dauguma, žinai, kaip yra, mumis lietuvius rusais nori pavadinti. Šiaip Meksikos ir rusai draugauja tradiciškai, turbūt, taip reikėtų pasakyti. Bet žinai, vėlgi, draugauja, bet vėlgi taip pat, žinai. Čia tikriausiai nėra, jie nepasirinka kažkokios tų šalies. Čia vėlgi priklauso nuo tavo atsinešimo, ką tu atsineši ir kaip tu elgiesi čia. Labai daug yra italų, argentiniečių, kanadiečių, amerikiečių. Tai kur dabar tavo namai? Na, kaip žinai, jau 18 metų Meksikoje, tai aš skaitau, kad jau čia mano namai, nes čia ir yra mano namai. Meksika yra tavo namai? Taip. Gražus namai, svetingi. Ką tu palinkėtumei lietuviam, kurie galvoja atvažiuoti, pakeliauti po Meksiką? Aš nemažai tokių klausimų gaunu. Ką būtina pamatyti šitoj šaly? Žinai, aišku, labai daug žmonių veržėsi prie jūros Karibų, kas yra tikrai nuostabu. Žinai, gyvenant čia, kartais kaip ir pamiršti, kad čia taip gražu, bet kai išvažiuoji ir pakeliauji kažkur kitur, kur irgi labai norisi, bet kai grįžti čia, supranti, kodėl čia tiek suvažiuoja žmonių iš viso pasaulio. Tikrai, žinai, čia yra ir piramidės, archeologiniai visi objektai, ir senotės, povandeninės upės, ir nuostabus gražus ir viešbučiai, pliažai. Kitose Meksikos dalyse yra labai gražus kalnai, ugnikalniai, Taip. senoviniai miestai. Taip. Tarp kitko, žinai, aš buvau labai nustebusi. Per tiek metų kai aš nuvažiavau pirmą kartą į Guanajuato regioną, tai tiesiog tai atrodė, kad esu Paryžiuje, Prahoje, nes tai buvo miestas, kuriame 16 amžiuje, iš kurio buvo tiekiama daugiausia sidabro į visą pasaulį. Tai labai turtingas regionas, labai gražus miestas. Tai buvo fantastika. Tiesą pasakius, aš labai noriu sugrįžti ir labai rekomenduoju ir tau ir visiems. Jeigu galit kombinuoti kelionę ir prie Karibų jūros ir po to aplankyti tokį regioną, tai labai didelis kontrastas. Labai gražu. Nu, Jukatane, aš manau, būtina ir Meridą pamatyti. Taip. Labai turtingas senas miestas. Taip, ir labai daug asiendų. Asiendos tai kaip mūsų dvarai būtų, ar ne? Taip. Seniai. Labai gražu, jos yra atrenovuotos. Labai gražu. Žinai, bet aš dar neturiu tokių svečių, kurie nebūtų atvažiavę, kurie būtų atvažiavę ir neišvažiuotų, neįsimylėję Meksikos. Va. Praeitais metais buvo pusbrolis, sakė, mes nenorim niekur daugiau važiuoti, norim tik į Meksiką sugrįžti pas tave. Žinai, čia vėlgi kaip kas parodo tą Meksiką. Gal jeigu tu atvažiuoji kaip turistas ir įlendi į kokį tenai apsistoji, kokiam nors all inclusive, viskas įskaičiuota viešbutyje, tu gal nelabai pamatysi tos Meksikos. Pabūsi prie baseino, pavalgysi ir išvažiuosi taip nelabai ką matęs. Šiaip reikia, žinai, nebijot eksperimentuoti. Reiktų turbūt pasimti automobilį savo ir varyti. Taip, net nereikia iš tikrųjų ir tų turų pirkti, galima sunuomoti, keliai labai geri į daugumas turistinių vietų. Taip, kad tikrai siūlau pamatyti daugiau, atvažiavus čia ne tik tais vien pliažą. Aš suprantu, kad labai norisi įdegti, pagauti tą saulę, bet tikrai labai yra gražių, nuostabių vietų. Puiku, nu ką, labai tau ačiū, Raimonda.
kad tokią lietingą dieną vis tiek pasiryžai su manim pabėgioti. Jo. Noriu padėkoti tavo dukrelį Alanai, kuri vairuoja ir yra mūsų šitos laidelės operatorė. Visa šlapia. Pirmą kartą taip debiutas. Sunkiausia čia buvo Alanai matyti. O jums ačiū, kad žiūrėjot. Sekit toliau. Bandysiu papasakot dar daug istorijų. Ir mūsų tautiečių gyvenančių užsienyje. Tų, kurie turi įdomią gyvenimo istoriją. Ir kurie gali ją papasakoti bėgdami. Iki!